Sveiki atvykę į video ties dviračių važinėjimas. Šiandien parodysiu video ekrane, kaip galima važiuoti ties trasomis. Čia šone dabar matysite šitą vaizdelį ir dabar apie tai pakalbėkime. Trasos yra skirtingos. Jos skiriasi ties paskirtimi. Ir šios trasos skiriasi tuo, kad panašumas turi būti aiškus. Ir labai aiškus. Tai va, hebryda. Tai žodžiu, aš šiandien buvau vienoje vietoje, apsilankiau gražiai vietoje. Ir tiesiog įsibandžiau fermus ties kalniukus važiuoti su dviračiu. Ir labai gerai sekės važiuoti. Labai patiko, labai faina. Tai jeigu norite išmokti važinėti ties kalniukais ir fermais, tai galėsiu video gražų padaryti dar įspūdingesnį, gražų, nuostabų žiūrovai jums. Tai kad, ačiū, kad žiūrit ir pasimatysim sekantį kartą. Iki!